Vis daugiau pacientų nori pasinaudoti valstybės teikiamomis kompensacijomis dantų protezavimu, bet ne visi žino, kokia eiga, kokia tvarka. Todėl norėčiau trumpai supažindinti. Šiuo metu galioja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą turi asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, vaikai iki 18 metų, asmenys Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais. Taip pat asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulio onkologinės ligos. Norėdami gauti dantų protezavimo paslaugos, asmenys turi kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios yra prirašyti. Konsultacijos metu gydytos arba retesniais ir sudėtingesniais atvejais gydytojų konsiliumas nustatęs teisę ir dantų protezavimo pagrįstumą bei įvertinęs dantų būklę, protezuojamus dantis ir tai, kad burnos būklė yra tinkama protezuoti, turi suvesti duomenys į elektroninės sveikatos informacinę sistemą ir užpildyti formą. Konsultacijos metu asmuo iš karto informuojamas apie teisės gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugos įgijimą arba neįgijimą. Įstaiga privalo išduoti tai patvirtinantį informacinį pranešimą. Asmuo, turintis teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas ir užregistruotas elektroninėje sistemoje, turi pasirinkti ir kreiptis į gydymo įstaigą, kuri dėl dantų protezavimo paslaugų yra sudariusi sutartį su bet kuria teritorinė ligonių kasa. Tai turi padaryti per 3 metų laikotarpį. Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos asmenims pagal faktinės dantų protezavimo išlaidas. Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats. Senjorom kramtymo funkcija atstatoma protezų pagalba. Savo senus protezus jie atnaujinti gali kas 3 metus ir tai jiems nieko nekainuoja, nes viską apmoka teritorinė ligonių kasa. Lauksime jūsų klinikoje Pilėnė.